Sveiki visi. Turim už mane vienintelį pasaulyje negražesnį daiktą, tai mano automobilį. Kad ir kaip blogai jisai atrodytų dabar išoriškai, žymiai dar prasčiau jisai valdėsi. Ir reikėjo padaryti labai, manau, nemažai dalykų, kad priartinti prie normalesnio jos važiavimo. Ir tiem, kas turi būtent tokį kėbulą, manau, bus tikrai įdomu pasižiūrėti. Tai ką, nieko nelaukdami, turbūt šokam į video. Tai ką, sveiki, pradedam iškart jau nuo pabaisūno tokio jau. Tai kas įžvelgia, tas įžvelgia, kas neįžvelgia, tai pasakysiu. BMW E36, tai kitaip vadinama kregždė. Ir turime jos senąją vairo kolonėlę, kuri leidžia per abudu galus. Pačios vidinės traukės turi klibėjimą. Per kamerą nerodysiu, nes visai sunku parodyti, kad jinai iš tiesų kliba. Ir ką reikia nusipirkti naują? Nusipirkau naują. Tai nors ir atrodo labai panašiai, čia yra nuo BMW E46. Ir matosi galbūt skirtumas. Šitas sidabrinė plokštelė, o čia jau tokia auksinė. Galbūt būtų girdėta, tai BMW E46 Yellow Tag vairo kolonėlė. Gausis taip, kad jinai šiek tiek su šita kolonėlė turės jautresnį vairą. Tai reiškia, kad man reikia mažiau pasukti, kad ratais pasisuktų tiek pat. Tai net nežinau, ar tai bus geriau ar prasčiau. Iš tiesų labai nekantrauju pabandyti, nes pagal teoriją, bent jau kaip aš įsivaizduoju tokį dalyką, tai vienas minusas yra tas, kad pamažėja laipsnių, kiek tu gali pasukti ir tikslumas. Tai jo, gal pamažėja labiau tikslumas, tai bandysim įdėti šitą kolonėlę ir turim dar keletą žaisliukų. Su pirma, ką pastebėjau, kad senasis šitas KM6 kaip ir netinka, tai nusiėmiau nuo praeitos kolonėlės dangtuką šitą, kad neprikristų jokio nesąmonių. Ir čia yra nuo BMW E34 kryžmė. Tai taip atrodo kregždas, jisai turi tą tokį kaip guminį blyną. Na ir jisai dažnai būna išsidėvi, jisai būna kartais tiesiog atplyšta ir vairą gali sukti kiek tik tai nori, jisai nieko neturi bendro su kolonėlė ir tiesiog atsijungia. Tai nusprendžiu tiesiog pakeisti jį į šitą pilnai metalinį, pasitikrinam, kad jisai kažkiek to klibėjimo tai neturi, tiksliau visiškai neturi, o ne kažkiek turi. Jo, to klibėjimo visiškai neturi, tai aš manau turėtų ir valdytis kažkiek smagiau. Aišku, čia gal toksai kažkas pajaus, kažkas nepajaus. Šitas dalykas tiesiog čia dedasi. Šitą kolonėlę galbūt pabandysiu dar šiek tiek apsivalyti, kad mano logika būtų tokia, kad jeigu per kažkur pradės bėgti tepalas, aš bent jau matysiu, kad jinai leidžia, nes jeigu jinai tepaluota, tai galvosiu, kad čia nieks neleidžia. Na ką, dėsime poliuretaną, tai reikės jį pasitepti. Dėl to užsidėsim pirštinės. Jeigu sunkiai dedasi, siūlyčiau pagrasinti Fiskaro kirviu. Va. Dažniausiai padeda. O, dabar dedasi. Kągi, turim tokį sutvirtinimą kėbului. Tai originaliai šitas dalykas ėjo ant kabrioletų. Šitas X būtent. Šita vieta yra ir originaliai. Grinai va šitas va vienas strypas, bet čia eina papildomi sutvirtinimai į traversą. Tai iš esmės kabrioletam šitą dalyką dėjo dėl to, nes be stogo kėbulas žymiai daugiau lankstėsi, bet dažnai žmonės šitos dalykus tvirtinimus deda ir ant ne kabrioletų. Tai vienas dalykas, su kuo bendrai ėjo, tai yra šitas travers. Čia yra va sriegiai prisukimui ir galim pažiūrėti, kaip atrodo originalus jisai. Va, šitas strypas, va vienas originalus, kreipkite dėmesį į tepalą. Ir gaunasi šitose vietose turėtų tvirtinti. Čia eina dugno apsaugai, tie klipsai. Ir čia yra tiesiog skylės, jos neturi sriegio. Bet sugalvojau, kad galima būtų naudoti šitas kniedės su sriegiu.
Taip, tai turiu tokius kaip ir 3 variantus. Tai iš esmės, su kuo pirkau mašiną, ką įdėjau ir ką noriu dabar pabandyti. Tai pradėkim nuo pirmojo varianto. Iš esmės tiesiog yra visiškas stokas. Šita dalis eina į pavarų dėžę, čia įsimauna į kėbulą per tokį įvorę ir iš esmės gaunasi, kad nereikia jokio poliuretaninių įvorių, nieko, čia yra tiesiog visiškas stokas. Galima dar nusipirkti variantą, kur šita dalis yra prailginta ir tiesiog bus trumpesnė, šiek tiek ne taip toli reikės įmetinėti patį bėgį. Tai iš esmės man kaip ir norės kažko smagesnio. Prasibandžiau ir tuos su ilginta šita vieta, man kaip ir ne iki galo patiko, norėjos kai ko daugiau. Tai nusipirkau šitą variantą, tai čia galima keistis patį bumbulą į kokį tik nori, nes jau eina su sriegiu, kad šitas dalykalas. Tada šita vieta tiesiog susispaudžia tarp kėbulo ir nereikia nei kažkokių papildomų skylių gręžti, nei nieko. Tiesiog iš viršaus ir apačios susisuka. Aišku, minusas tas, kad reikia vienam žmogui būti viršui, kitam apačioj, abiem prisukti. Ką dar turi šitas smagaus, tai čia atsisuka veržlė ir iš esmės galima keisti patį jo ilgį. Kuo ilgesnis, tuo iš esmės trumpesni bėgiai, o kuo labiau susuksim, tuo bėgiai ilgėja. Tai jisai toksai, netoks agresyvus būna. Iš esmės galima pasirinkti tinkamą padėtį. Aišku, man minusas buvo tai, kad aš jau praktiškai norėjau išsukti pilnai ir dar daugiau, bet jau tiesiog kardaninis velenas trukdė. Ir man antra problema būdavo tai, kad aš kad ir kiek stengčiausi tą veržlę prisukti tvirtai, jinai tiesiog ar tais nuo vibracijų ar nuo ko, jinai tiesiog atsilaisvindavo. Ir iš esmės tada žmonės tiesiog viršui, kurie pamato šitokį dalyką, sako, oho, duok man pačiupinėti. Ir jie čiupinėja ir iš esmės galima matyti, kad tiesiog jis laisvai pradeda suktis. Ir gaunasi kažkaip, kad į vieną pusę jis labai nori sukasi, į kitą nenori ir gaunasi, kad aš turiu praktiškai mėtyti bėgis dar toliau, jeigu yra stokinė visas šitas reikalas. Aš kad turbūt galėčiau tą dalyką išspręsti, įdėdamas antrą veržlę, jas suverždamas kartu ir jis turbūt neslankėtų pirmin atgal. Bet priejau prie tokio varianto. Iš esmės, kas čia yra, tai jau žymiai toksai kaip ir naujoviškesnis dizainas. Tai aišku, yra didelis minusas tai, kad reikia kėbulės gręžti skylės arba pirkti adapterį, kuris nėra labai jau pigus. Tai aš gręžiu skylės, nes, tiesiog aš nenoriu mokėti kažkur apie 9 eurų už tą adapterį. Ir šitas dalykas jau žymiai smagesnis. Ir galima pasidaryti taip, kad tik išspaudus mygtuką galima būtų jungti atbulinę powerą. Kas ant BMW būtų tikrai smagus feature, bent jau man. Kažkaip visą laiką yra didelė fobija, kad prie kokio nors šviesoforo arba judant iš vietos, tiesiog įmušinė tą bėgį, ypač jeigu pradedi labai ten skubėti. Kas dar žymiai fainiau, kad čia jau eina guoliukai. Nežinau, ant kiek jį gerai veiks palyginus, bet šitas dalykas turėjo kaip ir metalinį įvorę. Nežinau, turėtų kaip ir šiek tiek matytis. Tai prasme jau šiek tiek atrodo išsibraižę. Kad jie nėra labai jau geri, šiek tiek išsibraižę. Tai irgi bus įdomu palyginti. Jisai jau turi fiksuotą poziciją. Iš esmės jo negalima nei trumpinti, nei ilginti. Bet kiek žiūrėjau, jisai ale turėtų būti jau ir taip trumpesnis už aną. Tai manau puikiai mums tiks. Ką pabandom įdėti, susireguliuoti taip, kad atbulinis neįsijungtų. Tiesa, dar galima būtų ir 5, 6 bėgį pasidaryti, kad įjungti įmanoma būtų tik per šitą mygtuką. Bet man kaip ir to nereikia visiškai, tai bandysiu tiesiog šitaip. Tai va, išsigrėžėme skylės. 1, 2, 3, 4. Turime šitą tokį kaip adapteriuką. Jis va šičia prisisuks. Kaip ir įprastai prisisuka tokiu principu, kad eina tiesiog varžtas iš viršaus, tai iš apačios veržlė. Bet aišku, man kaip ir norisi, kad viskas pasidarytų paprasčiau, ypač jeigu ta prasme kažkokių kiltų bėdų ir norėčiau vienas visą šitą dalyką daryti. Dėl to taip pat kaip ir ant X-Brace'o. Jis šitas tokias įvorės. Čia jis įsideda su šito kniedikliu įsipresuos. Iš viską kaip ir rodžiau. Tik tais ką reiktų pasidaryti, tai ant šitų vietų su kokiais nors dažais aptepti. Vien dėl to, kad neišradytų ateityje. Siemu dažų. Čia tiesiog tačapas. Šį dariausi savo vairui. Grynai į spalvą. Tai čia taip nedaug reikia, tai manau tiesiog panaudosim. Tiesiog žodžiu užsidažom, kad neradytų toliau. Bandom įkniedyti jas gražiai. Svarbiausia stipriai spaust prie apačios.
Nu va. Ir šitaip pasidarė viena, reikia dar 3 padaryti. Tai jaus. Tai va šitaip atrodo. Jau tos supresuotos kniedės. Ir iš esmės reikėtų kuo geriau sutepti pačius varžtus, nes jos kartais tiesiog, jeigu ypač prasčiau užpresuotos, gali tiesiog prasisukti pačios ir tada turės labai nesmagų laiką jas ištraukinėti. Aišku, čia gan patogu, nes parodysim, va čia va iš apačios tiesiog jas galima užgriebti, tai tiesiog su kokiam nors repliam tiesiog laikyti ir tada atsukinėti tą varžtą, bet vėlgi tada jau reikės 2 žmonių ir koks visas buvo šito tikslas tada ir panašiai. Tai būtų geriausia tuos varžtus kuo geriau susitepti prieš dedant, prieš įsukinėjant. Ir dar yra dalykas, kad daug gal kažkas galvos, kad čia kaip ir kėbulo gadinimas, ką po to daryti su šitom skylėm, kas čia dabar bus, jau kėbulos išmetimui ir žmonės visko būna prisigalvoja. Tai vat gamykliškai čia yra padaryta taip, kad patys kėbulai tiktų tiek automatai, tiek mechanai. Tai čia yra automato kulysos toksai kaip ir tvirtinimas. Ir kiek žinau, čia turėtų būti iš galo. Tai toks, blogiausia atveju, jeigu ta prasme tas shifteris, ar norėsit pardavimui susigrąžinti, ar panašiai, ir jums kažkodėl tai tos skylės ten labai maišys ir labai tragiškai atrodys, tai galima tiesiog paprasčiausiai šitos dalykus panaikinti ir uždėti kažkokią tais, kaip ir tokios būna visokios ir bituminės, ir nebituminės, tos garso izoliacinės dangos. Toks kaip ir beveik gamyklinis būtų, gamyklinė išvaizda ir panašiai. Aišku, didžiausias minusas tai, kad čia reikia kaip ir kilimą tiesiog gražiai prasipjaustyti, aš tiesiog išplėšiau, nes tiesiog neturėjau žirklių po ranką. Tai ką, dabar reikėjau kaip ir patį bandyti šifterį įdėdinėti. Tai aš šitą dalį tiesiog prisitvirtinau atskirai, realiai negi tiesiog iš viršaus viską pasidariau, ką man reikėjo, įsidėjau ją. Nes dabar čia reikia prie šitos apačios prisisukti šitą plokštelę, tai aš gal nutrauksiu filmavimą ir ramiai prisisuksiu, nes čia viskas kaip ir labai aišku. Čia kampį, kuris matosi, gaunasi, kad išsitraukia šitą apačią, suk žemyn. Permaunu šitą kumą, įdedu atgal, daug kiksmų, daug negražių žodžių, prisuku šiaip ne taip to varžtuką atgal. Ir gavosi, kad aš sugebėjau viską pajungti. Gal sankabą išminti. O, biškį lengviau. Nežinau, kol kas labai džiaugiuosi. Tikrai nėra blogas jisai pagal feelą. Ko tikrai labai trūksta ir galbūt netgi ir pasidarysiu šiandien arba ryt, tai poliuretaninės pavarų dėžės pagalvės. Tai esmė tame, kad kai mašina važiuoja ir kažkiek sujuda variklis su pavarų dėžė pasislenka į kitą poziciją. Ir tada gaunasi, kad tiesiog nori taikyti bėgį, išmini sankabą ir tarkim atsipalaiduoja šiek tiek pavarų dėžė, tavo bėgis jisai tiesiog pradeda judėti iš šonų šiek tiek. Dabar čia tiesiog jau klibėjimas iš pačios dėžės, bet iš esmės tu gali net jaust, kad tu bandai mušti tiesiai ir tau reikia pradėti įstrižai šiek tiek patį bėgį jungti, vien dėl to, kad pavarų dėžė pasijudina. Šitas originalus dalykas tokį ir turi privalumą, kad jam nereikia jokio polio, nes jis taip ar taip ant pavarų dėžės yra pritvirtintas, tai gaunasi, kad jeigu pavarų dėžė juda, jinai kaip nefokusuoja. Jinai tiesiog irgi kartu su šito dalyku juda ir tavo pozicija nesikeičia. Tai iš esmės tiesiog prie pačio kėbulo tvirtinasi, tai jis dėja šiek tiek pajuda. Tai nežinau, turbūt sakau, reikės tas poliuretanas susidėti. Ir šiaip nėra ten tragiškai brangus, ypač jeigu atrandi dylą, arba jeigu pirki kartu su variklio. Labai gražiai užsidėjo, truputį tepaluotas, bet nežinau, kaip ir džiaugiuosi, kad susidėjo atgal, nes man atrodo, kad šitas dalykas tikrai kažkiek padėjo. Tai nėra visai iki galo tas pats. Šitas dalykas šiek tiek geriau galbūt tą patį garsą visą sugeria. Ir dar vienas šitas shifterio minusas gan didelis. Tai kad pas mane viskas išimta. Šiaip man atrodo, centrinės konsolės tikrai nebūtina išiminėti, bet visą šitą konsolę reikia išimti. Reikia išimti po vairų tą plastiką. Daug tokių buvo ir kaip ir nestandartinių vietų, kur kaip ir labai nerodžiau. Bet vienas geriausių šito man shifterio dalykų, kad ir kaip stipriai bandyčiau jungti atbulinę, įjungsiu tik į pirmą. Kodėl taip yra? Kaip įjungti atbulinę? Spaudžiam mygtuką. Šitas
stripukas pajuda. Na ir va čia yra atbulinis bėgis. Tai gal iš šitos pusės šiek tiek geriau matysis. Ir jis sugrįžta atgal. Dabar į pirmą jungiu šitas stripukas. Tiesiog prisispaudžia tik tai švelniai. Ir įsimuša pirmas bėgis. Sakau, ta kalbėjimo pati dėžė turi. Ir jeigu noriu atbulinio, turiu išspausti mygtuką ir jungiu atbulinį. Tai sakau, visai man sunki funkcija buvo, ypač tai, kad aš truputį kartais stresuodavau. Ar čia man pirmas, ar čia atbulinis. Kaip ir nelabai nėra jokio signalo girdėjimo, nėra jokio kažkokio dalyko, kur turi pakelt, suspausti ar dar kažką padaryti, įstumt bėgį žemyn. Tai sakau, turbūt tiem, kas tiesiog yra užkietėję BMWistai, tai jiem jokio didelio skirtumo tai nepadarys. Man tikrai, sakau, trūko to dalyko. Tuo labiau, kad visos mašinos, kur pirmas yra atbulinis, tam pat, kad į kairę ir į priekį. Tai ką dabar reikia bandyti viską surinkti atgal saloną patį, atsidžiaugti juo ir išbandyti jį. Taip, tai truputėlį jau peršlės esu. Tai va čia gurkšnojam kažkokius ten paušinus, kažkokius čia tirpalus. Bet galvoju, reikia vis tiek nenustot daryti tos mašinos, nes labai jau noris jos prasivažiuoti, prasibandyti. Ir labai noriu įsidėti galinį stabilizatorių su poliuretaniniam pačiom įvoriam. Tai su šitom įvoriam kaip ir viskas aišku, čia stovi guma, pakeitė gumą iš šito. Tačiau yra dar pačios traukutės. Tai čia eina pačios tos guminės traukutės ir jos keičiasi į tokias poliuretaninės. Tai vienas galas tiesiog prisisuka su varžtu kiaurai, o kitas galas tiesiog įsipresuoja į patį stabilizatorių. Tiesiog per jėgą įsispaudžia. Ir viskas būtų gerai, jeigu aš turėčiau dvi tokias traukutės, bet kita dalis atėjo būtent šitai. Tiesiog yra dvi įvarytės ir reikia jas supresuoti šičia. Viskas būtų paprasta, jeigu aš turėčiau presą Salenbokam, bet aš ją neturiu. Tai nežinau, pabandysim kažkaip kartu jas įpresuot. Eina savo, šitą gerai užstrigus. Čia jau biški reikia, biški meilės, biški jėgos įdėti jam. Tai būtent tokia traukutė ir jie reikia supresuoti šitos, tai reikia, aišku, negalim presuoti jų, reikia išpresuoti senus pradžiai. Ką aš sugalvojau, yra naudot galvutės. Aišku, jeigu jums gaila savo galvučių, tai siūlyčiau nedaryti šito metodo, nes yra didelė tikimybė, kad jos apsibraižys dar kažkas. Nes kaip ir lūš neturėtų, ypač nuo tokių būtent įvorių, kurios labai jau palyginus silpnai sudėtos. Yra vienas dalykas, šitas varžtas labai trumpas. Ta prasme, man per trumpas šitoj situacijai. Tai aš ką mąstau yra, čia biški apsipjaut su peiliuku, kadangi čia gana minkšta pati guma. Tiesiog atsargiai, nes jau matosi biški bandžiausi kitą tokią traukę irgi išpresuoti. Šus bukas tas peilis, mano. Truputį įsipjojau. Tai atsargiai. Kaip sunku, aš nesitikėjau, kad taip sunku ir filmuoti, ir daryti. Jeigu kažkam neaišku, kad dėl mano praeituose tuose klipuose kamera buvo tokia o šitam klipui yra tokia stabiliai, aš panaudojau savo stalinę lempą kaip telefono laikiklį, kad būtų stabiliau, dar nebele kaip. Gal nufotkinsiu su kitu telefonu, nes čia paaiškinti labai sunku, bet žodžiu, telefoninį laikiklį apklijavau su lipne juosta. Iš esmės specialus įrankis labai būtų panašus, tiesiog kad vietoj to, kad čia būtų šešiakampė forma, būtų gražus toksai ovalas lygus. Kadangi šitas įvaras nėra labai jau stipriai priverštos, čia nieko labai blogo nebus. Aišku, jau matos šiek tiek problemytė pati, kad aš negaliu naudoti kitoj pusėje galvutės. Maždaug šitaip turėtų atrodyti. Iš esmės, kuo panašesnio diametro, tiesiog reikia naudoti poveržlę. Šiaip iš tiesų nėra, kad labai čia daug jėgos reikėtų. Ir matos, kad jinai tiesiog spaudžia ir ją tiesiog išstumia iš šios vietos. Ir lieka šiek tiek gumos, tai iš esmės geriausias būdas iš tiesų būtų tiesiog išdeginti tą gumą, bet kadangi aš sergu ir aš nenoriu eiti į lauką ir to labiau rodyti būdo, kuris šiaip nėra labai legalus turbūt, tai yra kitas būdas, tiesiog paimti su peiliuku, tiesiog gražiai skaptuoti.
po biškį ir iš esmės kaip šitoj maisto gaminimo laidoj. Va, turiu pasiruošęs jau supjaustytą morką, tai turiu pasiruošęs jau šiek tiek jau turiu tokią išvalytą galbūt tą traukę. Kągi turim čia, poną presą, tai ką dabar darysim, tai bandysim presuot. Kažkaip nelabai patogiai man ta pati rankina remiasi į stalą, bet vien dėl to, kad taip patogiau parodyt, tai teks daryti taip. Tai geriausia būtų šiek tiek bent jau susitept. Aš naudoju tiesiog grafitinį tą tokį tepaliuką. Aš šiaip skaitau, kad kiek domėjausi, tas būtent grafitinis tepaliukas yra geriausias poliuretaniniam įvoriam, nes jisai mažiausiai tiesiog, kai pati įvorė jau būna supresuota ir būna mašinoje, į kurie skundžiasi, kad po kiek laiko tos poliuretaninės įvorės pradeda cypaut, jas tada reikia išimti, pertept ir kiek girdėjau, tai labiausiai pasisekęs tepalas yra tas grafitinis, netgi jį labiau mėgsta kai kurie už tą, kurį duoda jau komplektą kartu. Šiaip asmeniškai jau niekad nebuvo poliuretanas pradėjęs cypaut. Gerai, gal tas gumos glikutis nėra pats geriausias dalykas tam reikalui, bet va, pabiškį presuoja, svarbiausia žiūrėt, kad jis nesikreivintų labai stipriai. Šiaip tai paprastai neišeitų supresuot. Prisijom, dažniausiai šiek tiek neįsipresuoja iki galo. Kažką padariau, tai tiesiog čia vat geriau parodysiu. Tiesiog paėmiau, priega jį spaudžiau ir jis to galim pasimti, pasivalyti. Tai va, taip įsipresavo. Galim dar kitą įpresuot greitai. Gal čia jau tokį, sakau, padarom tokį. Prašau, patys gražiausias. Tai va, niekas iš tiesų nuo šito turbūt labai daug nepasikeis, kad į kitą įvorį įpresavau. Viskas, kas pasikeitė, tai realiai puodelio dydis mano ir paušinas kitas. O ką reikia bandyti tada po truputį ir patį stabilizatorių. Tai pradžiai reikės ant stabilizatoriaus galų uždėti šitas įvorės. Jis, manau, bus labai sunkiai užduotis, bet pabandys. Žodžiu, su visais šitais ETRM6 stabilizatoriais, kiek pastebėjau, aš dabar pabandžiau ir į spaustuvus dėti ir panašiai. Aš manau, kad vis tiek geriausia taktika su jais. Rankom pasukioji. Op, gražiai iki galo užsideda. Dar ko norėjau pasidžiaugti. Buvau pametęs tiesiog šitos laikiklius, šitą stabilizatorių nuėmiau, pamečiau juos ir jų yra pirkti naujų. Pačiai kratai, ten gan nėra brangus. Tai čia šito kodukas, gal apie 7-6 eurus ir tada dar yra pirkti štievą laikikliai, tai jeigu jų reikėtų, va, kodas. Taip, tai viską sudėjau. Žodžiu, nežinau kiek stipriai matosi, bet geras modas būtų šitą metaliuką, prie kurio tvirtinasi prie šito traverso. Yra specialus tvirtinimas. Ir aš manau, kad tas tvirtinimas būtų labai geras šitai mašinai, nes dabar aš ir visas stabilizatorius kažkiek turi to judėjimo, bet rimčiau paspaudus, tiesiog šitas pradeda linkti ir netgi bijau jį ten per daug lankstyti. Ką turim senasias pavarų dėžės pagalvės, tai vietoj jų bus poliuretanas. Dabar čia iš viršaus eina varžtas, apačioj reikės įsukti veržlę. Na ką, aš jau turbūt niekaip nenufilmuosiu, teks pačiam prisisukti už kadrą ir pratęsiu. Tai maždaug atrodo tas poliuretaninės pagalvės. Ir taip atrodo tepaluota dėžė su pačiais visais tepalo lygiais, tai reikės vėliau užsimti, nes čia, kai nėra nei duobės, nei nieko, tai labai nepatogu. Pagaliau pasidarėm tai, ko norėjom, bet kadangi keitėm vairo kolonėlę, pabėgo ratų suvedimas. Aš norėčiau padaryti, kaip ir 3 būdus, kaip galim pasidaryti ratų suvedimą nuo pačio paprasčiausio ir pačio prasčiausio iki mano manimo turbūt vieno geriausio. Tai
Tai dabar padarysiu ant tiek prastą, bet ant tiek paprastą ratų suvedimą. Aš gal geriau tiesiog rodysiu. Žodžiu, idėja labai paprasta. Pasižiūrim iš tą ratą. Geriausia visą laiką yra apeiti iš skirtingų kampų. Ir iš esmės matosi, kad jisai, jeigu taip turėtų būti, jisai šiek tiek į išorę išniręs. Jeigu dar nėra aišku, šitas ratas šiek labiau eina į vidų. Jeigu vis tiek kažkiek nesimato tas dalykas, tai galima tiesiog prisidėti kažkokį ganėtinai lygų daiktą ir lyginti abidvi pusės. Šitaip tai didelis minusas, kad pats kėbulas atrodo, kad dažniausiai yra nebūtinai visiškai tiesus. Ir tarkim, man šito blemso jisai šiek sueina tiesiog labiau į centrą. Taip pasitrauk, užsmailėja tiesiog. Dažniausiai iš pirmo karto labai nesigaus, bet iš kelinto karto dažnai pradeda gautis. Pačią mašiną pradeda suprasti šiek tiek daugiau. Tos pačias jos kėbulo linijas pradeda gaudytis, į kurią pusę blogėja, į kurią pusę gerėja, kada jisai pasidaro išorinės, kada jis vidinės. Reikia pakankamai nemažai žiūrėti vairo tiesumą, nepamiršti vaikščioti aplink patį ratą. Turbūt kaip ir pati idėja aiški, daugiau čia tikrai nereikia aiškinti iš esmės su kiekviena mašina skirtingai ir tą dalyką reikia mokėti pamatyti tiesiog iš akies ir bandyti įsivaizduoti, kaip tas ratas iš tiesų turėtų atrodyti. Vau, senė, tu dažiūrėjai iki galo. Vau, aš nesitikėjau, aš pats šitą video nežiūrėsiu iki pat galo, aš jau būčiau 5 kartų praskipinęs, bet ačiū tau, jeigu skipinai mažiau negu 5 kartus. Aš neapratęs prie kameros. O man minėt, kad kitam epizode, pavyzdžiui, darysim LTV, ne LTV, aš ne Arnas, aš paprastas žmogus. Aš paprastas, kaimietis, paprastas akmenėlis, aš paprastas spoileriuką nededuką, be paaukštinimų, be nieko, o bumperiuką gal net skilusi, žinai, šausim. Gal sparniuką, žinai, naują, gal žibintuką kitą, gal gratelę, žinai, čia sudėsim, gal veidrodukas jau čia geriau nebus už Ganadorus, žinai, pats supranti. Ai! Ratukas bus kitas, tai laukit kito epizodo. Tai ką, ačiū labai jums, kas peržiūrėjote, lauksit kitame epizode.